Sveiki, mano mėly ožiaragiai. Šiandien pakalbėsim apie tai, kas laukia jūsų per ateinančią savaitę nuo tada, kada žiūrite šį video. Jūsų savaitės energetika tokia entuziastinga, sakyčiau, tokia pakili, gal kažkokiai šventijai ruošitės, kažko lauksite. Kaukių balius kažkodėl atėjo mintis, nežinau, gal kai kas eina iš tikrųjų kaukių balių. Apie kaukės irgi gali būti, kad truputį slėpsitės nuo savo tikrą veidą arba kaip tik nukris tos kaukės ir paskatins jūs parodyti save toks, koks esat. Bet būsite išradingi, turbūt kantrus šią savaitę. Nu ir pasižiūrėsim, ką kortos dar pasakys, koks ožiaragis. Kokia ožiaragio savaitė šią savaitę laukia. Kokia savaitė laukia ožiaragių. Ką turėtų žinoti ožiaragis šią savaitę. Ką turi ožiaragis žinoti. Šventikė. Jūs esate kviečiamas atsistoti ir vesti į priekį, lyderiauti. Žodžiu, kviečiamas esate lyderystei. Pasižiūrėsim, kam jūs čia kviečia, kokiai lyderystei. Meilėje. Gali būti, kad kviečiamas esate lyderystei meilėje. Rodyti pavyzdį. Meilės. Radikalus priėmimas. Ir 2. Tai ryšys gali būti, kad kažkokį staigmeną gal savo artimam žmogui planuosite, ar išvyką kažkur kartu. Groupthink, mindful. Bendras mąstymas, grupinis mąstymas, pilnos mintys. Arba jūs esate dabar ir čia kviečia pabūti su šita korta. Kaip žino tą mindfulness dalyką, tai turbūt visi žino, populiarus, tai daug ir neaiškinsiu. Tai savo meilėje pabūti kviečia šią savaitę jūs kortos ir truputį rodyti iniciatyvą. Step up and lead. Lyderystė, iniciatyva meilės reikaluose. Čia kaip daug minčių to žmogaus galvoj, pilna galva minčių. Gali būti, kad ir pas jūs bus pilna minčių, kažkur skubėsite, lėksite, dar kažkokie švyturiai šviečia, perspektyvos kažkokios, šeima, medžiai. Žodžiu, virs labai daug idėjų galvoj gali būti. Tai gerai, paklauskim dar taro kortų tada. Kur čia kviečia daug kortų? Iš naujo. Iš naujo. Kur kviečia mus ožiaragį? Magas. Oi, nieko savo kortos. Magas. Magą paskaitysiu, nes valios jėga, troškimai, buvimas išradingų, įgūdžiai, gebėjimai, koncentracija, manifestacija. Magas reprezentuoja gryną valios jėgą. Žodžiu, su savo jėga magas padaro troškimus teisybę. Tiesa, realybė, kitaip tariant. Įsijunkite į savo potencialą be dvejonių. Gali būti naujas darbas, naujas verslas, ar nauja meilė, arba kažkas kito. Tai truputį su meilė, čia kažkaip jūs šiandien, šią savaitę meilė kažkaip ves į priekį. Kas neturi poros, gali susirasti porą, kas turi porą, gali būti, kad santykių kažkoks pagerėjimas bus, arba pajungsite visus resursus
pagerinti tiem santykiam. 7 penkiakampių sunkus darbas. Tai gali būti, kad daug sunkiai dirbote ir dabar nusipelnėte paaukštinimo, naujo darbo, naujų pareigų. Kaip tas magas resursus tuo savo pajungti. Tai čia jūsų darbo rezultatui, sunkus darbo rezultatai, ne pats sunkus darbas, augimas, kantrybė ir planavimas. Tai aš jau iš pat pradžių sakiau, kad kažkam greičiausiai planuojat kažką, kažkur pilna galva minčių ir planuojat kažką, gal savo meiliai, ar savo šeimai, ar patys savo, gal savo meilės kažkokį pasimatymą savo planuojat. Va. Bet taip pat, kaip ir sakiau, čia sunkus darbo pasiekmė yra. Kažkoks projektas ilgalaikis ateina. Žodžiu, ilgas ir pastovus darbas, o ne greiti veiksmai jūs privedė prie šitų resursų, šito derliaus nuėmimo. Žodžiu, galite jaustis, kad dar kažką trūksta, bet žinokit, kad jau nieko netrūksta, magas jūs esat. Turite visus resursus. Tai tik tai išsirinkit, kas jums svarbiausia. Paklauskim, ką išsirinkti turėtumėte, ne? Kokį resursą čia panaudoti daugiausia. Extremes. Ekstremalai, ekstremus. Gali būti, kad nežinau, kažkokią ekstremalią pramogą organizuojat. Radikali meilė, dar ta irgi yra ekstremumas kažkoks. Tai, aišku, su ekstremaliais dalykais atsargiai reikia, nes galite ir nudėkti truputį ir susižeisti, tai truputį, bet jūsų sunkus darbas tų ekstremų tų nebebijo. Ir nebijojo niekada. Ruošiatės kažkam. Pasiruošimo darbai vyksta. Aha. Tai tokia, panašu, kad savaitė tokia, kaip tas magas ir tas čia ta šventikė į lyderystę jis kviečia iniciatyvą rodyti. Čia ruošiatės kažkam, dar sunkus tas darbas įdėtas, skinsite vaisius to sunkaus darbo. Gal kažkas santuokai ruošiasi, gal tuoksitės, gal tiesiog į išvyką kažkokią ruošiatės. Taip, pasižiūrėkim daugiau, kad čia dar galim, kokį patarimą jums patars kortas dar. Kokį? Atsivertė taip. Tikėkitės galingų pokyčių. Jaunaties užtemimas. Win-win outcome. Tai laimėjimas. Kad ir kokie tie pokyčiai laukia jūsų, tai viskas išeis į gerą, visoms pusėms bus naudinga ir jūs gerai jausitės ir jūsų kitas žmogus ar kita situacija. Žodžiu, situacijos į gerą, viskas sėkmingai. Ir kortos pačios rodo, kad viskas į gerą. Nors čia ekstremumas, o čia toks viduriukas, o ne kaip kompromisas, win-win, abu laimi. Bet galiausiai visi bus patenkinti to rezultatu. Čia daug kortų. Pasižiūrėkime. Po daug kortų krenta labai. Atsivertė kortą. Lengvumas, būti atviram pokyčiams, vėl tie pokyčiai, eikite su gyvenimo tekme.
Tai per daug labai negalvokite, jau jūsų tos galva pilna minčių, pilna idėjų. Tai eikite su tėkme gyvenimo, jums parodys viską gyvenimas, ką reikia nuveikti 10-10, jeigu kas nors angelų skaičiais domisi. Tai 1010 arba 1011. Va. Ruoškitės pokyčiams kažkokiems, tai va. Tiekitės pokyčių. Bet panašu, kad tie pokyčiai gerą win-win situation, ne? Ir jūs turite resursų, esate kaip tas magas, net ir mago korta, ne? Iškrito. Bet ką sugalvosite, išpildysite. Va. Gerai, ką čia dar mums sužinoti reikia? Pažiūrėkim, koks gyvūnas jūs lydės šią savaitę. Panašu, kad tokia greita ta savaitė bus tam galvojimui, meilė iškrita. Meilė. Va, velniai. Tam galvojimui gali laiko daug nebūti, tai labai ilgai nesvarstykit. Būkite švelnus su savim. Jūs sveikstate su meilės gale. Visur matykite šviesą. Pripažinkite savo vertę. Va. Tai čia kviečia ir meilę savo prisiminti. Gali būti, kad jūs čia verčiate šią savaitę per galvą dėl kitų, dėl savo antros pusės, gal kokią staigmeną ruošiat, bet prisiminkit ir meilę savo, veikite su meilė savo. Su šviesa, sveikstate tuo pačiu su meilė ir turbūt labai daug sunkaus darbo įdėjot ir į santykius, o jeigu čia ne apie meilę eina kalba, o apie karjerą ar kitus gyvenimo dalykus, tai vis tiek prisiminkit meilę savo ir viskas gerai jums pasiseks. Va, jūs pasiruošęs esate tam, eikite su srove. Su tais ekstremais tai truputį atsargiau būkit, bet kartais reikia tų ekstremų. Va. Tai tokia šios savaitės žinutė. Eikite su meilė, būkite laimingi ir sėkmės jums, kad ir ką čia sugalvojat. Tai va, gerai, iki pasimatymo, iki.